Kaip žinome, kiekvienos įmonės buhalteriams reikia apskaičiuoti teikiamų paslaugų arba gaminamos produkcijos savikainą. Būtina apskaičiuoti savikainą, kaip žinome, dėl finansinės apskaitos, finansinės atskaitomybės reikalų. Taip pat to reikia dėl mokesčio apskaičiavimo. Na ir svarbiausia turbūt yra apskaičiuoti savikainą dėl įmonės vidaus poreikių, nes šitą informaciją naudojama įvairiems vadybos sprendimams. Priklausomai nuo to, kuriais tikslais mes produktų savikainą apskaičiuojame, gali būti taikomos skirtingos metodikos. Ir šiame seminare mes aptarsime visus pagrindinius klausimus, kurie susiję su produktų savikainos apskaičiavimu ir registravimu sąskaitų plano sąskaitose. Medžiagos pirmame puslapyje matome, kad kalbant apie produktų savikainos apskaičiavimo reglamentavimą, finansinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarimo tikslais, tai yra reglamentuojama 9 ir 11 verslo apskaitos standartuose. Tik tai ten reglamentavimas yra labai trumpas. Kaip žinome, mes netrukus pamatysime ištraukas iš tų reglamentų. Kalbant apie pelno mokesčio apskaičiavimą, tai naudojami finansinėje apskaitoje išvesti produktų savikainos rodikliai. Šiems tikslams tik esant poreikiui tie rodikliai, kurie išvesti finansinėje apskaitoje, jie dar yra pakoreguojami išlaidomis, kurios yra įskaičiuotos į savikainą finansinės apskaitos tikslais, tačiau, pavyzdžiui, yra laikomos tos išlaidos neleidžiamais atskaitimais. Na, pavyzdžiui, gaminant įmonėje produkcija gali būti padarytas brokas ir kartu būtų padarytos broko išlaidos. Ir tada tas broko išlaidas sudarytų gamybos išlaidų suma, kuri tenka brokuotam gaminio kiekiui. Ir šita išlaidų suma gali būti skaičiuota finansinė apskaitoje į produktų savikainą, jeigu įmonė savo apskaitos politikui taip nusprendė. Tačiau pelno mokesčio apskaičiavimo atveju tokios neproduktyvios išlaidos bus neleidžiami atskaitimai ir todėl jas reikės išimti iš finansinėje apskaitoje išvestos savikainos rodiklio. Medžiagos pirmam ir antram puslapį yra pateiktos, kaip jau sakiau, ištraukos iš 9 ir 11 apskaitos standarto, kur labai trumpai yra reglamentuota, kokios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pagamintos produkcijos savikainą. Ta mes matome 9 verslo apskaitos standarte, matome nuo 15 punkto iki ten toliau. Eina akcentas į tai, kad 16 punktas sako, kad tiesioginės gamybos išlaidos tam tikros turi būti skaičiuotos į savikainą ir 17 punkte sakoma, kad tam tikros netiesioginės gamybos išlaidos turi būti skaičiuotos į savikainą. Tačiau svarbu tai, ką mes matome antrajame puslapyje, 18 punktas, čia jisai mūsų yra paryškintas, nes yra svarbus. Esmė ta, kad konkrečių gamybos išlaidų priskirimą tiesioginėms ar netiesioginėms išlaidoms sprendžia įmonė pati. Tai reiškia, įmonė pati savo skaitos politikai turi nesumatyti, kokios toje įmonėje padarytos gamybos išlaidos bus laikomos tiesioginėmis, o kokios netiesioginėmis. Ir lygiai taip pat čia 18 punktą toliau matome, kad netiesioginių gamybos išlaidų priskirimą produktams, tai reiškia paskirstymo kriterijus, pagal ką bus skirstoma produktams, įmonė irgi pasirenka pati, atsižvelgdama į savo veiklos, į savo gamybos specifiką. Tai šitie visi klausimai turi būti įmonė jau detaliai aprašyti ir įtvirtinti įmonės apskaitos politikoje. Toliau apačioje matome ištrauką iš 11 verslo apskaitos standarto, kuris reglamentuoja jau suteiktų paslaugų savikainos apskaičiavimą. Tai čia yra šiuo atveju 26-27 punktai, kurigi vėlgi labai glaustai yra mūsų parašyta, o kokios išlaidos turėtų būti įskaičiuotos į įmonės suteiktų paslaugų savikainą. Vėlgi įmonė turi apsirašyti ir savo apskaitos politikoje įtvirtinti tos dalykus jau detaliai, konkrečiai, atsižvelgdama į savo ypatumus. Nes, kai matome, verslo apskaitos standartus, šitie klausimai aprašyti, aptarti labai glaustai. Na ir toliau kalbėsime apie tai,
kaip ta savikaina yra apskaičiuojama, kokie būdai tam naudojami, visą tai dabar aptarsime. Tai verskime 3 medžiagos puslapį, kokie yra produktų savikainos rodikliai apskaičiuojami apskritai. Tai priklausomai nuo poreikių, kuriuo poreikių savikaina yra apskaičiuojama, gali būti apskaičiuojama, tarkim, produkto gamybinė savikaina, gali būti apskaičiuojama padalinio savikaina, gali būti komercinė ir galiausiai įmonės produktų pilnoji savikaina gali būti apskaičiuota. Kiekvieną tą rodiklį aptarsime plačiau ir kiekvienas iš tų rodiklių, suprantama, yra naudojamas tam tikriem tikslam. Tarkim, kalbant apie finansinę apskaitą, kur finansinės atskaitomybės sudarimo tikslais irgi reikia parodyti įmonės, pavyzdžiui, pagamintų produktų savikainą arba suteiktų paslaugų savikainą, ten naudojamas rodiklis, kuris mūsų iš toje schemoje yra įvardintas produkto gamybinė savikaina. Čia matome su raidelė A. Ir į tą produkto gamybinę savikainą įeina, kai matome, gamybinės tiesioginės ir gamybinės netiesioginės išlaidos. Lygiai taip pat toliau matome B punkte produkto padalinio, arba fazės savikainą, į kurią papildomai šalia gamybinės savikainos turėtų įeiti dar bendrosios, tai vadinamos padalinio, arba fazės išlaidos. Ta fazė, tai šiuo atveju reiškia gamybos procesą, tai reiškia tiesiog, sakykime, to paties gamybos padalinio išlaidos. Ir kas yra tos bendrosios išlaidos? Tai yra tokios bendrosios išlaidos, kurios yra susijusios ne su tam tikro produkto gaminimu, bet tos padalinio bendrosios išlaidos yra tos, kurios susijus apskritai su padalinio veikla visumoje. Tarkim, tai gali būti darbų saugos gamybos padalinė išlaidos, tarkim, visokios ten apsauginės aprangos, šalmai, pirštinės ir panašiai. Gamybos padalinio darbuotojų kvalifikacijos kelimo išlaidos irgi patektų prie tų bendrųjų. Ir dar įvairių tokių atvejų yra, kada tos išlaidos daromos gamybos padalinio mastu, bet jos nesusijęs su tam tikro produkto gamyba. Ir tokios išlaidos įskaičiuojamas jau ne į gamybinę savikainą, bet į tą kitą rodiklį, kuris vadinasi produkto padalinio savikaina. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad realiai įmonė finansinės apskaitos tikslais, finansinės atskaitomybės tikslais, įmonė gali naudoti ne tą A variantą, bet gali naudoti tą B variantą. Tai vadina pilnesnį savikainos rodiklį. Tai yra leidžiama, kadangi, kai matėme verslo apskaitos standartuose, ten yra antiek viskas bendrai parašyta, kad įmonė turi pati priimti sprendimą ir gali įmonė priimti sprendimą, kad į produktų savikainą, kuri parodoma finansinės apskaitos tikslais, įmonė skaičiuoja ir to gamybos padalinio bendrasias išlaidas. Taip sakant, įmonė apskaičiuoja ne tą A, o tą B rodiklį. Ir jį naudoja finansinė apskaito ir finansinė atskaitomybė. Ir tai bus viskas teisinga ir leistina. O kaip jau minėjome, tarkim, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, tai naudojamas būtų tas pats savikainos rodiklis, kurį įmonė išveda finansinėje apskaitoje. Išskyrus tas išimtis, kaip jau sakiau, kad, tarkim, kažkokios iš tų išlaidų būtų neleidžiami atskaitymai, tas tada neleidžiamus atskaitimus reikia atimti iš finansinėje apskaitoje apskaičiuotos savikainos rodiklio. Ir toliau yra čia vidaus, sakykime, vadybos tikslais yra apskaičiuojamas tam tikrais atvejais rodiklis, kuris įvardintas C raide, produkto komercinė savikaina. Į ją papildomai tą savikainą įskaičiuojamos yra pardavimų išlaidos. O tos galutinis rodiklis, kuris jau tais vidiniais tikslais naudojamas, yra produkto pilnoji savikaina. Ir šitas rodiklis yra ypatingai svarbus, ta produkto pilnoji savikaina, todėl kad palyginus konkretaus produkto pilną savikainą su to produkto pardavimo kaina, tai yra su pajamomis iš to produkto, mūsų pavyzdėje produkto pardavimo kaina arba pajamos, iš produkto yra 1500 eurų, o pilnoji savikaina yra 1350 eurų. Reiškia, mes gauname skirtumą ir tas skirtumas mūsų atveju rodom pelną. Tarkim, visą taip skaičiuotą produkto vienetui,
Tai reiškia, pagal mūsų pavyzdį, iš kiekvieno produkto vieneto įmonė gauna 150 eurų pelną. Tai ta produktų pelnoji savikaina yra labai svarbi. Tam tikrais atvejais net ir pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais pelnoji savikaina yra išvedama. Na, tais atvejais, kaip, pavyzdžiui, sprendžiamas nuostolių perkelimo klausimas, irgi tam tikrais atvejais reikalinga pelnoji savikaina. Tad mes šiandieną aiškinsimės, kaip apskritai yra apskaičiuojama savikaina, produktų savikaina ir nemažai dėmesio skirsim būtent pilnosios savikainos apskaičiavimui. Dabar toliau 4 puslapyje aptarsime pačią esmę, kaip įvairios išlaidos, kurios yra ir tiesioginės, ir netiesioginės, kaip jos įskaičiuojamos į produktų savikainą. Na tai, kaip žinome, tiesioginių išlaidų įskaičiavimas į produktų savikainą būna paprastas. Tai reikia buhalteriams turėti išlaidų padarimo dokumentus, iš tų dokumentų turi matytis, kokios konkrečios išlaidos, tarkim, medžiagų išlaidos arba kitos išlaidos ir kiek jų buvo padaryta, tam tikram produktui gaminti. Tačiau visada gana didelę išlaidų dalį sudaro tai vadinamas netiesioginės išlaidos, kada iš dokumentų, surašytų dokumentų mes nematome, o kokiagi tų padarytų išlaidų suma tenka konkretiem produktams gaminti. Tai yra netiesioginės išlaidos. Ir dar mes sprendžiame klausimą, o kaipgi jas įskaičiuoti į produktų savikainą. Na ir tų netiesioginių išlaidų be abejo jų yra daug ir kuo pilnesnį savikainos rodiklį mes apskaičiuosime, tuo daugiau turėsim įvairių netiesioginių išlaidų skaičiuoti. Vat kai mes tik matėme, tarkim, gamybinę savikainą apskaičiuoti, mes turėsime skaičiuoti gamybinės netiesioginės išlaidas, o jeigu mes apskaičiuotume pilnąją produktų savikainą, tai mes turėtume skaičiuoti tų netiesioginių išlaidų labai daug, kadangi, tarkim, į pilną savikainą, kai matėme, turi būti skaičiuotos ir pardavimų išlaidos ir svarbiausia įmonės bendrosios administracijos išlaidos taip pat turi būti skaičiuotos į produkto pilną savikainą. Tai va šiuo atveju eina kalba, kad didžioji išlaidų dalis, kuri turi būti skaičiuota į produkto pilną savikainą, bus įskaičiuota netiesioginiais būdais. Na, bet apie tai seminare kalbėsim plačiai kiek vėliau. Dabar esmė ta, kad nesvarbu, kokio pobūdžio netiesioginės išlaidas mums reikia skaičiuoti į savikainą, jų tokių netiesioginių išlaidų paskirstimas produktams yra, iš esmės toks pat. Tai yra pirmiausiai, prieš atliekant netiesioginį išlaidų paskirstimą, mums reikia žinoti patį procesą, kuriame tos skirstomosios išlaidos yra susidaro, kad nuspręstume, o kokiugi būdu mes tas skirstomas išlaidas turime įskaičiuoti į kažkokį tai objektą. Ar tai į produktą, ar į paslaugą, ar kitą objektą. Kokiu būdu, koks yra ryšys tarp tų išlaidų ir to produkto. Tai matome puslapio apatinėje dalyje, įrėmintas toks tekstas, kad tos netiesioginės išlaidos, kurios yra padarytos, jos gali būti įskaičiuotos į kažkokio tai objekto savikainą, iš esmės dviem tokiais būdais. A, tai yra būdas vienodai arba po lygiai ir antras, tai yra B būdas, naudojant tam tikrus išlaidų arba kaštų paskirstymo kriterijus. Na ir kalbant apie tą pirmąjį, tą A būdą, vienodai arba po lygiai, tai pavyzdys būtų toks, tarkim, apskaičiuojant pilną savikainą, būna taip, kad, tarkim, įmonė turi patalpas ir turi įmonėje yra 10 padalinių. Ir kiekvienas padalinys užima tam tikrą plotą tų patalpų. Ir, pavyzdžiui, yra šaltuoju sezonu, yra šildymas, šildomos įmonės patalpos, įmonė apmoka už šildymą, naudojamas apšvietimas, tarkim, patalpose, yra elektros energija naudojama apšvietimui. Ir reikia visas tas išlaidas, tarkim, padalinti įmonės mastu padaliniams. Kiekvienam padaliniui priskirti jam tenkačią tokią išlaidų dalį, tiek šildymo, tarkim, tiek apšvietimo elektros. Na ir tai dalinama dažniausiai pagal kvadratūrą
kokio ploto patalpas užima tam tikras padalinys. Dažniausiai taip daroma. Ir tarkim, padalinyje yra 4 darbuotojai ir atsiranda poreikis padalinį priskirtas tokias netiesioginės išlaidas toliau priskirti iki kiekvieno darbuotojo, iki kiekvienos darbo vietos. Apskaičiuojant pilną savikainą, taip dažnai irgi daroma. Tuomet jau tas padaliniui tekusias išlaidas po to darbuotojams būtų galima priskirti po lygiai. Tai jeigu 4 darbuotojai, reiškia kiekvienam po 1/4. Tai ir būtų tokio vienodo arba po lygiai paskirstimo būdo iliustracija. Tačiau dažniausiai naudojami įvairūs paskirstimo kriterijai. Kai mums reikia paskirstyti kažkokias netiesioginės išlaidas. Kokie tie kriterijai? Sekančiame puslapyje mes su jais dabar susidurime. Tai yra, toliau čia yra pateikta per 2 puslapius lentelė, kurioje surašytos į visų įmanomų, kurioje tik tai naudojami įmonėse, į visų įmanomų paskirstimo kriterijų grupės. Čia net ne patys kriterijų, tų kriterijų grupės. Tos grupės čia jos tik tai nesunumeruotos, bet jos iš viso čia yra 9. Ir kiekviena grupė yra pagal tam tikrą požymę. Pavyzdžiui, matome pirmoji grupė, tai susijusi su apmokėjimu už darbą. Reiškia, visi kriterijai naudojami paskirstimai, kurie šitoj grupėje būtų susiję su tuo, kad skirstoma pagal kažkokį tam tikro, tarkim, padalinio darbuotojų apmokėjimą. Toliau sekantis kriterijus grupė susijęs su darbuotojų skaičiumi. Po to 3 susijęs su žaliavų ir medžiagų sunaudojimu. 4 susijęs su gamybiniu arba kitokių patalpų naudojimu ir taip toliau. Tai iš tos lentelės mes neaptarinėsime kartu. Tiesiog čia yra pakankamai aiškiai viskas aptarta, jūs galėsite šią lentelę pasinagrinėti savarankiškai, bet esmė tokia, kad kada reikia nuspręsti buhalteriui, kokį konkretų paskirstimo kriterijų naudoti tam tikroje situacijoje, sakykime, žiūrima, taip paprastai kalbant, į tokią lentelę ir renkamasi, o kuris kriterijus labiausiai tinka tam tikroje situacijoje. Dabar įsiaiškinus, kuriuos kriterijus naudoja įmonių buhalterijos, apskaičiuojant netiesioginių išlaidų indėlį į produktų savikainą, tuo šią pirmąją seminaro temą ir užbaigsime ir toliau antroji seminaro temą jau kalbėsim apie konkrečius savikainos apskaičiavimo metodus, kurių pagalba yra apskaičiuojama tiek produktų, taip sakant, pagamintos produkcijos, tiek teikiamų paslaugų savikaina.